Sveiki. Šiandien kursime PHP Fusion V7 versijos svetainę. Čia Senik. Taigi, pradedam darbą. Visų pirma, mums prireiks PHP Fusion 7.07 versijos. Kaip matot čia. Va šitos. Toliau mums reikės FileZilla instaliuotos programos. Ir kaip tik šį kartą bus naudojamas ne xz.lt, bet nkk.lt hostingas. Taigi, einam į hostingą. Taip. Kaip matome, reikia užsisakyti planą. Užsisakome mini planą už 1 litą. Jį užsisakę, gaunate aktyvacijos patvirtinimą ir užeiname į patį akauntą. Aš naudosiu savąjį. Taigi, mums prireiks MySQL duomenų bazės ir jų valdymo. Taigi, mums prireiks tik tai slapyvardžio, slaptažodžio ir nieko daugiau. Nes pavadinimas yra toks pats. Taigi, jungiamės prie FileZilla, įvedame FTP prisijungimo kanalo pavadinimą nkk.lt, vartotojo vardą ir slaptažodį. Taigi, mes prisijungėme. Kaip matote, čia jau yra viskas sudėta. Bet aš jums viską per naują parodysiu, kaip reikia viską daryti. Taigi, aš čia kol kas viską ištrinsiu. Dabar truputį palauk. Taigi, matome, jau viskas įsitrynė. Buvau sustabdęs video. Taigi, dabar paimame visus failus, išskyrus temą. Taip, padarėme patogiau, kad būtų matyti, kur failai, kur kas. Tiesiog aš jums parodysiu kitokį būdą. Atidarome RAR folderį iš Fusiono, einam į Files ir viskas Files reikia nukopijuoti ir išmesti į, galima sakyti, desktopą. Didelio žalos tai nepadarys. Štai. Viskas išmesta. Desktopą. Taip, dabar įkeliame viską į šitą langelį. Taigi, pribrėžiame ir keliame. Tai irgi užtruks, tad kol kas stabdome. Taigi, mūsų sąrašas jau užpildytas. Persiųsta viskas į nkk duomenų bazę. Toliau tęsime darbą. Pradžioje visada susikūrėme savo svetainę. Einame su domenų ir jų valdymas. Čia yra mano svetainė. Taigi, ją nukopijuojame. Ir tiesiog prie jos dar prirašome slešą setup.php.
Na va,